Kągi, tęsim darbą ir pirma užduotis, mums reikia skriptų pagalba vizualizuoti vat šitą procesą. Čia yra boileris, rezervuaras, talpa, kuri užsipildo, reiškia paduodamas vanduo. V1 ir V2 yra vožtuvai, automatikoje toks priimtas plius minus žymėjimas. Lemputės prie vožtuvo parodo, kad vožtuvas atidarytas, uždarytas. Jeigu raudona spalva, vožtuvas uždarytas, jeigu žalia atidarytas. Čia 3 grotelės parodys mum lygį, koks yra procentais lygis nuo 0 iki 100 bus. Ir yra toks valdymo pultelis. Tai idėja tokia, paspaudus V1 mygtuką, šitą atkarpą vamzdelio užsipildo mėlyna spalva. Čia darysim diskretinį efektą, ta prasme, paspaudus tiesiog keičiasi spalva visos atkarpos. Tada po truputį pildosi šita talpa, užsipildo ir tada galim vandenį išleisti V2 mygtuko pagalba. Reiškia, paspaudus V2 atsidaro V2 vožtuvas, šita mažytė atkarpa pasidaro mėlyna, tarsi bėga vanduo. Ir tada lygis automatiškai mažėja. Čia galima sugalvoti visokių variantų, galima automatiškai padaryti pilnai, galima viską rankiniu būdu padaryti, jau čia kaip išeina. Tai dabar mūsų tikslas pasitreniruoti rašyti paprastus skriptus. Tai bandom tada pirmą nusipiešti ant greičio, o po to jau rašysim skriptą. Tai jungiam InTouch'ą, greitai piešiam talpą. Čia bus pas mus žemė, toks yra žemėjimas. Linijos storį padidinam. Dabar darom tokius pagaliukus. Tai žemės ženklas kopipastinam ir kopijuojam visur. Dabar galim tos 3 nukopijuoti, Ctrl+C, Ctrl+V, jau po 3 dėt iš karto. Dabar nukopijuosim 6, Ctrl+C, Ctrl+V. Ir tada žymiai greičiau eina darbas. Kažkas tokio. Dar čia reikia mums kelių. Tarkim, tą prailginsim. Tarkim, talpa stovi. Taip, dabar bus atkarpa išeinantis vamzdis. Ir iš karto čia parodom, kad tarsi jisai užpildytas vandeniu. Taip, dabar kopipastinam čia tą patį. Dabar reikia nusipiešti vožtuvą gražiai. Vožtuvas, tarkim, kažkoks tai toks būtų. Ir tokia elipsė ant jo, ant viršaus. Čia jau dizaino, kaip sakoma, dizaino reikalas, kaip jums pavyks padaryti. Kažkas tokio. Ir tada pavadinimas V1. Vožtuvas V1. Čia kaip tik galima atjungti pririšimą apačioj prie tinklelio. Atjungiau, tinklelis dingo. Ir dabar pažymiu tą V1 ir iš klaviatūros rodiklėliam jį pajudinu, vėl įjungiu tinklelį. Ir dabar visą tą nukopijuoju visą vožtuvą, Ctrl+C ir Ctrl+V įdedu čia. Tarkim. Čia vėlgi galima atjungti tinklelį, biškį pavažiuoti su to vamzdžiu. Ir tą vamzdį padaryti, kad jisai užeitų ant vožtuvo. O taip gražiau atrodo. Ir čia tą patį padaryti su anu.
Va, koks grožis, įjungiam vėl tinklelį ir dabar tiesiog atkarpos vamzdelio, kur dar nėra skysčio. Jisai tegu užeina čia ir čia kraštelis užeina ir dabar mes jį pažymim ir siunčiam send to back. Viskas, jisai palenda. Nu, dabar paimam, kopijuojam Ctrl+C ir Ctrl+V čia. Įklijuojam čia, išjungiam tinklelį, su rodiklėlėm iš klaviatūros pavažiuojam, pažymėm ir darom send to back. Viskas, va čia pas mus išeina. Čia įeina, čia išeina. Nenusikopijavo, žiūriu, užrašas V2, tai iš naujo parašysim. Va, antras vožtuvas. Išjungiam tinklelį, jis ir buvo išjungtas. Biškį pavažiuojam, tinklelį įjungiam. Turim. Ne, dabar reikia kažkokio pavadinimo schemai. Talpa jeigu būna. Taip, kad visada, kad jūsų projektas turėtų kažkokį pavadinimą. Dabar ko reikia? Reikės rodyti procentus, tai imam teksto įrankį visų grotelėm. Tai čia tos grotelės, nerandu. Kažkodėl tai nėra grotelių. Čia Windows XP virtualioj mašinai pas mane. Vietoj to kažkodėl tai rodo svaro ženklą. Čia yra labai įdomu iš tikrųjų. Kur tas groteles mums gauti? Čia labai geras klausimas. Nes grotelių nėra. Įdomu, jeigu mes parašysim 3 nulius. Ar leis priskirti, tarkim, ar leis priskirti efektą, value display analog turi būti, taip. Ir čia turim sugalvot kintamai, čia pas mus bus procentai, tai pavadinkime lyg 1, tai yra lygis 1. Define, memory real, pasitikrinam būtinai memory real, išsaugot, close, ok, yra. Taip, dabar, ką mes galim priskirti efektą vožtuvui, irgi tas pats lyg 1 turi būti, nes skaičiukai parodys mum užpildymo lygį. Tai dabar bus percent fill vertical, taip, tai bus tas mūsų lyg 1. Procentas, dabar backgroundas reiktų bandyti kaip vandens spalva. Va, ir būtų gerai pabandymui, reiškia, ne pabandymui, bet kūrimui, debugingui, kaip sakoma, programavimą įdėti slaiderį, kad galėtume rankiniu būdu pareguliuoti. Tiesiog čia bus lygis. Ir tas lygis ir irgi tas kintamasis lyg 1, tas pats čia visur eis. Čia, kad galėtume tiesiogiai valdyti, reiškia, lygį. Ir dar aš visada siūlau, kuriant vizualizaciją, įdėti mygtuką reset, kad resetinti visus kintamosius, viską resetinti labai praverčia. Tai imam iš kepurės buttons, kokį nors mygtuką, nesvarbu, tarkim šitą. Čia padarom reset mygtuką. Tiesiog pavadinam reset, išjungtas pilkas, įjungtas žalias. Ir darom, aš manau, ko gero reiktų padaryti. Nesvarbu, jeigu būna toggle, nesvarbu. Taip, ir jam sukuriam pavadinimą. Reset, aš taip jį pavadinsiu, reset. Ok, define, mygtukas, memory discrete, diskretinis mygtukas, išsaugoti, uždaryti. Turim. Taip, tai šitas mygtukas reiškia, skriptas gaudys reset mygtuko paspaudimą ir visą sistemą resetins, visus kintamosius. Taip, dabar ką reiktų pultelį čia sukurti.
sukurti pultelį. Tai galima paimti gražų rėmelį iš kepurės, paimti, čia vat panels yra, kažkokį tai, tarkim, nežinau, darom biškį su užduotim nesutampa, bet pati esmė lieka. O čia yra valdymo pultelis. Taip, va čia bus, ir čia yra, čia bus mygtukai. O mygtukai pas mus yra buttons, tarkim, toks mygtukas, Ctrl+C, Ctrl+V. Va, tai vienas mygtukas yra V1, taip, label, tai yra užrašas V1, bet kintamasis to mygtuko bus M1, čia kintamasis to mygtuko. Taip, aš va čia pažymėsiu, kad jūs atskirtumėt, kad čia yra M1, taip, kintamasis, o čia kintamasis turi būti M2. O mygtukas pas mus atidarinės antrą vožtuvą. Tai labelas yra etiketė V2, o kintamasis M2. Taip, tai va, define, memory discrete, save, close. Taip, turim du mygtukus, kintamieji kitokie, ne? Taip, dabar trūksta lempučių. Lemputės yra lights, kažkokia, nežinau, va šitą. Tai čia atidarytas, uždarytas. Tai aš sumažinsiu, jinai rodys kaip vožtuvas, ar uždarytas, ar atidarytas vožtuvas. Čia jau grožės dizainas jau. Va, tai reiktų išjungti pririšimą prie tinklelio, pastumti kažkur, tai va, tarkim šitaip, ne? Nukopijuojam, na, čia lemputė parodo, kad uždaryta, visur viskas uždaryta, būdų uždaryti, įjungiam tinklelį, kažkas tokio. Taip, dabar ką? Dabar reikia priskirti kintamosius, sakėm, viską per skriptą darysim, tai priskirti lemputėm kintamosius. Tai šitą lemputę pas mus bus kintamasis L1, šitą lemputę bus kintamasis L2. Taip, ir einam priskiriam. Reiškia L1, pirma lemputė, kuri rodys, ar uždarytas, ar atidarytas pirmas vožtuvas. Ir kita lemputė L2. Define L2. Taip, memory discrete, save, close. L1 pas mus jau buvo iš praeitų darbo apibrėžta, dėl to liko atminti. Aš tiesiog neišjungiau to intačio, tai taip ir liko. Taip, dabar ką? Dabar pas mus pasikeis spalva va šitų atkarpų, kai vožtuvas atidarytas, tai aš einu tada ir priskirsiu, pavadinsiu VAMS 1 šitą atkarpą, o šitą pavadinsiu VAMS 2. Taip, pirmas vamsdelis, antras vamsdelis. Nu ir pirmam tada einam priskiriam efektą, jisai turi būti mėlynas, kai vožtuvas atidarytas, tarsi bėga vanduo, ir jisai pilkas turi būti, kai uždarytas. Tai bus fill color discrete. Užpildymas spalva diskretinis. Taip, ir čia va tas kintamasis bus VAMS 1, kai įjungta vanduo yra mėlyna spalva, kai vandens nėra, kažkokia čia nesuprasi, tegu balta būna. Ok, apibrėžti VAMS 1, taip, memory discrete, keičia spalvą 1,0, įjungta, išjungta, išsaugot close, ok. Taip, ir dabar tas pats antram. Tai yra fill color discrete, yra VAMS 2, taip, spalvos tos pačios, ok, apibrėžti VAMS 2, memory discrete, taip, išsaugoti, close, ok. Turim viską turim, resetui turim, viskam turim, taip. Tai dabar galim padaryti, ką, pirmą pasižiūrėti, kaip veikia, taip, tai reiktų paleisti, licenziją, neturim, demo režimas, ir žiūrim, reiškia, lygis pas mus va negražiai, bet vaikšto, taip, lygis vaikšto, bet negražiai turim sukeisti vietom. Tai grįžtam ir keičiam talpos efektą.
% fill vertical, turbūt reiktų, kiek aš pamenu, sukeisti čia, čia down padaryti ir ok, ir tada žiūrim. Nu va, kai 100% talpa užpildyta, taip, kai 0% ne. Ok, dėl šito viskas gerai. Nu ir einam rašyti skriptą. Tai pirmas žingsnis visada būtų, jeigu paspaustas resetas, tada, kad nunulintų visus kintamosius, atstatytų pradinę būseną. Tai einam application, taip, čia senas mano skriptas. Ir viską trinam, jeigu yra kažkas, ir rašom. Jeigu paspaustas resetas, if reset lygu 1, jeigu reset paspaustas, tada ką daryti? Reikia viską nulinti. Nulinti pas mus ką? V1 tarpas lygu 0, kabletaškis. V2 lygus 0, kabletaškis. Enter. Aš čia spaudžiu tab klavišą, kad patraukt nuo krašto, nes labai gražiai atrodo. Dabar turim išjungti vamzdelį pirmą. Vams1 tarpas lygu tarpas 0. Taip. Vams2 lygu 0. Toliau lemputės nuresetinti, ne? L1 lygu 0. L2 lygu 0. Ir lygi nuresetinti. Lyg 1 lygus 0. Ir gale turi būti, kai viską padarėm, end if. Visada end if, kabletaškis, aš spaudžiu mygtuką. Validai, tikrinam. Va, kažkas reiškia neapibrėžtas buvo V1, cancel. Kažkur kažkas neapibrėžtas V1, čia aš suklydau, V1, V2 pas mus nėra. Pas mus mygtukas M1, M2. Tai ne V1, o mygtukas M1 ir mygtukas M2. Ok. Ok, klaidų nėra, viskas. Tai dabar jeigu paleisiu, tarkim, pakelsiu lygį ir va, nuresetinu. Viskas atsistato, visur viskas išsijungia. Mygtukai, visur raudona, nešviečia, nedega. Būtų gerai dar toksai fokusas, kad resetas mygtukas pats save išjungtų. Ta prasme, tu spaudi reset, jisai viską nuresetina ir išsijungia. Tai čia aišku tik programiškai, fiziškai taip negalėtume padaryti, bet programiškai vat ant galo, čia tokia fantastika, šita programa leidžia mygtuką išjungti, nors mes fiziškai to negalim padaryti. Mes negalim, kad mygtukas su spiroklė, be variklio, be nieko pats save išjungtų, bet čia vat taip įmanoma programiškai. Tai ant galo reset pats save išjungia. Ok, tikrinam. Paleidžiam, žiūrim. Pakeliam lygį, tarkim, įjungiam čia mygtukus ir žiūrim. Jo, viskas išsijungia, nusinulino, atsistatė pradinė būsena. Viskas, reiškia, resetas veikia, labai patogu mums bus bandyti. O dabar einam rašyti veikimą. Veikimas koks? Jeigu M1 šitas mygtukas paspaustas, tai tada Vams1 turi būti lygus 1, kad pasikeistų spalva. Ir lemputė L1 turi būti irgi 1, kad pasikeistų lemputės spalva. Einam ir rašom. Taip, aš siūlau rašyti, o čia patraukt, į apačią pastumt. Ir rašyti, jeigu V1 tarpas lygu tarpas 1, tai yra paspaustas mygtukas V1, tada L1 lemputė ir Vams1 keičiasi. L1 lygu 1, įsijungia lemputė L1, kabletaškis ir Vams 1 tarpas lygu 1, kabletaškis. Ir end if. Taip, tai reiškia, jeigu paspaustas mygtukas, tiesiog lemputė ir vamsdelis keičia spalvą į 1. Ok. Define, va čia vėl padariau klaidą, nes yra ne V1, o mygtukas M1. Ok, paleidžiam, žiūrim, kas bus. Taip, resetinam viską, resetinam ir žiūrim. O, atsirado čia vanduo, reiškia jau bėga per vožtuvą ir įsijungia lempa, parodo, kad vožtuvas V1 atidarytas. Taip, va, tai dabar ką, tą patį galim padaryti su antru vožtuvu. Jeigu paspaustas V2 mygtukas, atsidaro vožtuvas, ne V2, M2.
vožtuvas V2 ir čia atsiranda mėlyna spalva, įsijungia L2. Tai tiesiog einam ir copy-pastinam va šitą visą blokelį, Ctrl+C, pastumiam ir keičiam, ne? Mygtukas antras, lemputė antra ir vamzdelis antras. Viskas ok, paleidžiam, žiūrim. Va, pas mus, nu, aišku, dabar neaprašyta, tai neišsijungs. Bet šiaip tai išsijungia, taip. Tai einam koreguojam kodą, kad galėtume uždaryti vožtuvą. Jeigu mygtukas nepaspaustas, pirmas ar antras, vožtuvas tiesiog pirmas ar antras užsidaro. Nu, tai galima pabandyti iš tikrųjų padaryti su else. Tai yra, jeigu galioja sąlyga, kad mygtukas paspaustas, tada priskirti vienetą. Jeigu negalioja sąlyga, pabandom, ar pavyks. Else reiškia tada lemputė L1 išjungta. Taip, ir vamz vienas nemėlynas, bet baltas pasidaro. Kabliataškis. Taip, pabandom, ar veiks. Įjungta, išjungta, va, puikiai veikia, taip. Dabar tą patį fokusą reikia pakartoti su V2. Einam ir copy-pastinam šitą blokelį ir mygtukas bus, atsiprašau, ne tą darau, ne copy-pastint, bet parašyti else reikia. Else, L2 yra 0. Ir vams2 yra 0. Spaudžiam OK, žiūrim, nieko nemeta, einam tikrinti, taip, V1 įsijungia. Išsijungia. Nu ir viskas čia ko puikiausiai veikia. Jeigu atidarysim vieną, atidarysim kitą, paspausim lygį pakelsim, paspausim reset, vat, viskas vėl nusinulina. Nu ir paskutinis etapas, pats paprasčiausias, reiškia idėja būtų tokia. Jeigu V1 atidarytas mygtukas, tai automatiškai kyla vandens lygis iki maksimumo. Tada reiktų uždaryti vožtuvą V1 arba mygtuką paspaust, o tada atidaryti antrą vožtuvą, kad išleisti visą vandenį iš talpos. Ir čia yra keli niuansai. Niuansas toks, kad tiesiog galim pabandyti parašyti. Po to pamatysit, ką čia reiktų, į ką atkreipdėmėsi. Čia apsaugų reikia tokių įdėti. Tai rašom ką, jeigu pas mus V1 vožtuvas, tai yra mygtukas M1, paspaustas va čia, šičia, taip, tai tada turi kilt lygis vandens, taip. Jeigu mygtukas laikomas paspaustas, turi kilt lygis. O kaip tą padaryti, reiktų pliusuot. Kad greičiau viskas veiktų, siūlau pliusuot po 5. Lyg 1 lyg 1 plus 5. Ir kas gaunasi? Gaunasi tas, kai mygtukas laikomas paspaustas, lygis nuolat kyla. Tiesiog skriptas kabina šitą sąlygą ir pliusuoja. Taip, o jeigu mums reiktų išleisti vandenį, tai mes tada ką darysim? Va, jeigu mygtukas M2 paspaustas, vožtuvas antras atidarytas, tai mes tiesiog įmam ir minusuojam po 5. Taip, minusuojam. Nu, tai turėtų veikti. Pasižiūrim, kas bus. Žiūrėkit. Leidžiam, įvažiuoja, kyla. Ups, ir turim pirmą problemą. Ne, pas mus kyla iki begalybės, iki kosmosų. Turim programiškai apribot. Ir jeigu norim išleisti vandenį, tai tada išsileidžia ir ups, važiuoja į minusą, vėl blogai, ne? Tai turim, reiškia, savo skriptę uždėti apribojimus visokius, kad to nebūtų. Taip, tai tada ką darom? Visų pirma, va čia praverčia mums reset mygtukas, resetinam, einam į developmentą ir keičiam skriptą. Žiūrėkit, kaip keisti skriptą. Skriptą reiktų kažkaip tai apribot. Tai variantų vėl yra keletas variantų, aš siūlau tiesiog daryti taip. Jeigu pliusuojam ir viską darom, jeigu
paspaustas mygtukas M1, tai yra vožtuvas atidarytas. Ir būtų sąlyga AND. Ir mygtukas paspaustas, vožtuvas atidarytas. Ir lygis yra mažesnis už 100. Tai yra lyg 1 yra mažesnis už 100. Ir tokiu būdu, jeigu lygis jau bus 100, jis jau šitų visų sąlygų nevykdys. Pasižiūrim, paleidžiam ir atidarom vožtuvą. Žiūrim, kyla, 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 pakyla, ir automatiškai išjungia. Taip, tai reiškia neleidžia jam pakilt iki begalybės. Galim išleisti. Sustabdyti, vėl prileisti. Čia tokia įdomi gavosi automatinė apsauga. Tai dabar aprašom tą patį su M2 mygtuku, kad į minus begalybę nevažiuotų. Tai keičiam. Čia pas mus yra viršui. Va, jeigu mygtukas paspaustas, M2, taip, vožtuvas antras atidarytas, AND, tai yra ir sąlyga galioja, kad lygis lyg 1 yra didesnis už 0, kad neįtų į minus begalybę, tada leidžiam. Ir žiūrim, kas bus. Paleidžiam, prisipildo, resetinam, taip, prisipildo, išjungiam, atidarom tą, išleidžiam, išsijungiam. Taip, ir vat jeigu spaus, tai niekur į minus begalybę nenuvažiuos. Tai čia visokių galima prigalvot variacijų, visko. Čia vat gražiai slideris važiuoja, kartu išsijungia. Čia vėlgi priklauso nuo užduoties, ką reiktų padaryti. Galima visokių prikurt variacijų. Šiaip gan gražiai veikia. Pabandykite padaryti patys, darykite screenshotą, dėkite ataskaitą, kaip visada.